Sveiki, nusprendžiau grąžinti taroskopą 12 zodiako ženklų. Tai dabar pažiūrėsim, kas laukia jūsų ateinančią savaitę. Primenu, kad galite rašytis įvairiems ritualams, mylimas mes pritraukimui, kuris suveikia per 3 dienas, taip pat sėkmės pritraukimui, bet kokio negatyvo panaikinimui ir, kas yra svarbiausia, talismanui pinigų lietus. Norintis, rašykite privačiai. Taip pat šią savaitę galioja nuolaidos. Važiuojam. Avinas. Taurių keturakė. Sunkus tikslo pasiekimas, bet tikslas bus pasiektas. Jautis. Pergalė. Vėzdų šešiakė. Dvyniai. Vėlgi šešiakė tik šį kartą taurio. Iš praeities kažkokia žinia. Vėžys. Teisingumas. Kažkokie dokumentai, biurokratiniai pasirašymai. Liūtas. Didžioji žinia. Sužinosite kažkokią labai svarbią naujieną. Mergelė. Šešiakė pentaklių. Jūsų pinigai praeityje. Svarstyklės. Taurių tūzas. Tobula savaitė, džiaugsmas šeimos židinių namai. Skorpionas. Taurių dviakė, meilė, santykiai, romantika. Šaulys. Pentaklių pažas, geros naujienos finansų fronte. Ožiaragis. Saikingumas. Atsidursite laiku ir vietoje, ko pasieksite labai didelius gerus tikslus. Vandenis. Taurių karalius. Gedonizmas, poilsis ir viskas, kas su to siejama. Ir liko žuvis. O žuvim būsite karingai nusiteikę ir laimėsite konfliktą. Kardų riteris. Taip pat šią kortą, kardų pažastas, taip pat šią kortą galima traktuoti kaip kažkokių svarbių žinių gavimą. Sėkmės jums.